Laukiam dar vieno dalyvio iš Vilniaus, aišku, jis yra šiaip kilęs iš Šiaulių, tai yra Jonas Vyšniauskas. Jonas labai seniai važinėja dviračių, pradžiai jis važiavo netgi ir Diorte, ir... Vakar treniruotė jisai krito, susilankstė ratą, bet 2 dienas remontavo, galiausiai kažkas gavosi ir dabar, nors ir ratas šiek tiek aštunkė, bet važiuoja, nes nori palaikyti šitą kultūrą, nori palaikyti šitą sportą, rodo meilę šiam sportui. Jonai, mes tavim tikim! Mes tikim! Yeah! Mintos likusius metrus. Bachūras iš Šiaulių, gyvenantis jau daug metų Vilniuje, kuris važinėja kartu su Gorizli, Chebrytė, kurie daro tramplinus ir jų dėka pas mus irgi stovi štai čia 3 ant šitų kalnų tramplinai, tai yra MTB hoperiai. Ačiū Linas Gliaudelis, kad pastatei. Nu, Jonai, Žiūriu, jam net ir ratas pakreivintas, nemaišo, vis tiek jisai važiuoja. Oi, vos nepergeriau. Jonukai, gerai guldėjai. Gaila biškį greičio pritrūko, būtų daugiau greičio būtum... Jeigu šiaip stebėtumėt kiekvieną sportininką, tai matytumėt, kaip jie įveikinėja tam tikras sekcijas, kaip vaikšto jų kūnas. Ta prasme, tam tikrais momentais tiesiog kūnas eina atgal per daugiau, kitą kartą daugiau priekį pasileidžia, kitą kartą ištiesia kojas. Žodžiu, visas kūnas turi dirbti, nes jeigu kūnas nedirbs, tai bus taip, kaip prieš tam žmogui ant to tramplino.